streikas. Duodam startą, per 3 minutės turi šita klasė stovėti prie startinėj zonoj. Prie startinės zonos teisėjas turės chronometrą. Mūsų renginio medija jau iš abiejų pusių apsiginklavęs. Vienas ir vienintelis Edvardas Gelžinis. Ką šiandien 58 važiavimui. Bus žiauru, bet sezono startas, tai bus bombė. pilna jėgų. Nu. Atidaryti šias gražias lenktynes oficialiu paradu, bet prieš paradą žodį norėčiau suteikti šių varžybų organizatoriui Edvinui Vikriui. Tai dar sykį labas visiems, tai bus didžioji dalis atvykot į paradą, pravažiuotum garbės ratą. Chebra visada žinom, atidavėm iki paskutiniaus, kai galėjom viskon ir dabar darom viskon, kad viskas vyktų kuo sklandžiau ir kuo geriau. Tai šiai dieną ir tiek kaip yra ir manau, kad visada ir kur tobulėti ir to neslepam, priemam ir kritiką. Tai dėkoju tiesiog jums visiems, kad susirinkot ir tiek gražiai nutarėt visi atvykti į startą, gal ne visi, gal kažkas tvarkos ir padarytum vieną garbės ratą. Tai manau, kad kol kas viskas gerai. Technika dirba, teisėjai dirba, visi dirba, visi dirba. Tai stengiamės dėl jūsų, dėl žiūrovų ir apskritai dėl bendros auros. Tai tiesiog galėtum kviesti mašinas, praliekti garbės ratėlį ir ruoštis antrai kvalifikacijai. Tai kol kas, kaip žodžiu, tur. Ačiū visiems. Taigi aplodismentai varžybų organizatoriui Edvinui Vikriui, kuris šiandien įkvėpė renka jūsų rungtynes prie mūsų geriau laiką. Startas, važiuojam. Gerai? Labai. Nu, kaip mašiniuką pasiruošiai? Jo. Lėksi? Taip. Gerai. Neatsibodo laukti sezoną? Ne, kažkaip greit labai praėjo laikas. Žiemą pradraskyta? Jo. Gerai, liūp. Ir balsas sugrįžkėjo. Jo, dieve, ant senukas tampa Antanu. Gal jau panašu į vyrą jau? Oi.
Tai ką, Antanai, papasako, kaip tau šiandien varžybos? Manau gerai. Tai pirmoji kvalifikacija antras iš paskutinės vietos. Antroji kvalifikacija pirmas iš pirmos eilės. Šiaip gerai. Ir dabar lauki trečios kvalifikacijos? Finalo. Jau finalo lauki. Taip. O kaip trečia kvalifikacija? Trečias. Užtaškė langus, biškį atsileidau. Ok. Kaip pati trasa, kaip mašina važiuoja? Mašina kol kas gerai nesiteikoja. Trasoj duobių daug. Šlapia minkštas. O tai dabar prieš sezoną gavai pasitestuot normaliai mašiną ir tik tai porą kartų? Vieną kartą ir tai nieko nematydamas, nei apsukų, nieko, tik temperatūra. Nežinojau, kaip elgėsi. Nebuvo sunku šiandien, va, jau prie pilnai paruoštos mašinos. Vis gerai. Klasėje irgi vis tiek jau dabar visiškai nauji konkurentai. Kaip sekasi su jais kovoti? Gerai. Nestumda, neskriaudžia tavęs? Ar tu skriaudži? Biškį. Gerai, tai džiugu. O pačioj trasoje Džokeris girdėjau, kad ten minkštas. Putra. Putra. O kaip pats įvažiavimas į Džokerį? Šiaip patogus visai. Taip, reikia iš trajektorijas išvažiuoti. Patogu. Negu kad tiesiai tiesiog važiuoji ir viskas. Bet tai tenai per Džokerį, jeigu Apexu važiuoji, nu jums gal nelabai ir tenka, nes jūs patys pirmi, ne pirmi, bet pačioj pradžiai lekiat. Šiaip jau po to važiuojant, tai tenai labai per Apexą tos vėžas išsimuša. Gerai, tai ačiū tau labai, Antanai, tai lauksim finalę ir po finalo bus update'as, žiūrėsim prizmę, manau, kad nusimato. Dar. Gerai.
Priekyje Nojus Galosas. Kol kas trejetuke važiuoja Egidijus Česnelis. Kostas Štrimaitis ketvirtas. Na, į džokerį dabar suka du dalyviai, abudu Groskarai, o Kostas Štrimaitis greičiausiai, kad sustojo. Finišas ir čia Nojus Galosas daro darbą iki galo. Karolis Pedreigis antra vieta. Egidijus Liūtas Česnelis trečia. Kaip varžybos? Biškis sezonas. Sezoną atidarėm, kaip sakant. Sėkmingai, sakyčiau. Ir su dalyvių gausa. Jo, dalyvių tai Tikrai gan didelė kaip sezono pradžiai. Tikiuosi, kad iki sezono pabaigos tiek išliks. manau, kad kažin ar dar nepadaugės. Dažniausiai mėgsta išbirėti iki pabaigos. Visai normaliai, sakykime, biški su gedimais, bet dabar išsprendėm, radom. O kas buvo atsitikę? Dengdavo gazas, nebereaguodavo, burbuliuodavo, bet, sakykime, sutvarkėm. Okay. Tai dabar papasakok, kaip atsinaujinai šitą mašiną. Spalva, pakeitė. Spalva, daugiau niekas nepasikeitė? Ne, daugiau viskas. Viskas taip pat? Viskas. Nieko, realiai nepakeitėm, spalvą pakeitėm. Daugiau nieko, visiškai. Okay. O šitą kaip konkurentai, kaip sekasi su konkurentais? Biški skriaudžia, bet šiaip baik, galima dar gyventi ne taip kaip aš, bet sakykim gerai. Na vis tiek, ganėtinai nemaža pertrauka buvo padaryta, žinai, pavažiavimo tas progresas, tas sumažėjęs. Jo. Ant mechanikos progresas labai padidėjo, jaučiu per šitą visą laikotarpį. Realiai per šitą laiką tai jo daug mechanikos žinių atsirado, bet vairavime tai ne, viskas dingo. Normalu, nes tiesiog nebuvo kada praktikuotis. Tokį įvykį turėjo šitas bolidas, tokią istoriją jau dabar. Čia jau istorija. Jo, konkrečiai. Kaip dabar prieš trečią kvalą nėra jauduliuko? Ne, ramiai, kaip ir priklauso, ramiai. Gerai. Nusiteikęs kitiem etapam? Tai Gargždus, man atrodo, nevažiuosim, tik Gynis dabar, arčiausiai. Ai, nevažiuosim į Gargždus? Ne. Dabar vyks Gynį ir toliau matysim. Ne, tai dabar... O bus palauk, ne, bus Gargždai, dabar sekantis. Jo, tada Gyniai. O ne, Įskrauklė? Jo, aišku. Įskrauklė. Jo, tada Gyniai ir Ukmergė, Pavilkijys ir Telšiai, man atrodo. Bet čia, žinokit, neklausykit, nes mes čia tik hipotetiškai nežinom tiksliai kokios datos ten jų yra. Okei, gerai. Gerai? Labai džiugu tada girdėti. Tai ką, Ilarijau, tada sėkmės susitiksim po važiavimo tada.
užtikrintai priekyje. Aurimas Janaitis antras, Lukas Kildytis trečias. Vaškys pririša, negražiai, jeigu bus liūdnos. Na tikėkime, tai dar ne pabaiga. Ukmergė on top komandai. Kęstučio Garbelio banga irgi rūksta, bet trūksta momentais. Na, Jonaitis Kas tau, Mantai, nutiko? Variklis? Liaba, kaip gaila. Dar neblogai važiavosi tau pradžiai. Nu, bet pirmas etapas, 7 etapai liko. Pasivysinis neklius. O tai nežinai, kas teisingai? Indekų. O, Jėzau. Nieko, golfytis viskas kitiem etapam. Jo, nesudaužys, nieko. Pasirašym kitam etapui, vis gerai. Kaip pačiam dabar vienoj didžiausių klasių važiuot? 11 buvo. Ai, 11 šiandien Net tai buvo. Garžuojas gal daugiau. Taip smagu, trasa labai gera. Džokeris irgi geras, dabar naujus. Nu dabar tas ir įsukimas į džokerių toks Jo. kitoks biškai yra reikalų. Taip, smagu. Daug laiko nusiima. Daug sužaidžia tą džokerį dabar tai. Jam labai. Šiaip biški minkštis jisai. Bet labai daug. Ant pusę ratą pasivyjai. Oho. Tai jo, tada jau tikrai, tik tai labai minkštas, ten jau kai jūs važiuojat, jau tos provežos etape, kai būna susidarytos. Pirmas varžybas, dabar su kalčiokiais. Turėtų pataisyti kaip tos varžybas. Ne, tai palis lietus, po to įžis susistovės, tai bus viskas gerai. Nieko gerai, kad smagiai lėkėsi. O tai tu prieš sezoną gavai pasitestuot mašiną? Jo, kupiškitės. Ai, kupiški. Nebūčiau testavęs, būčiau jaučiu baigęs varžybas. Nes po 15 ratas stovus. Bet gerai. Nieko blogo. Nieko, reikia kažkaip tau biškį jau užsiimta pirmą poziciją. Jau kiek metų, jau taip atrodo, jau taip arti. Ir vis kažkaip išslysta. Nu, žiūrėsim. Va, garžuojas. Lom, kaip bus garbu. Kokie čia valymo darbai vyksta? Nieko rimta, biškį paliekam molį. Vietoj trasoj, kad nereiktų pasakyti. Kaip tau Vytautai? Gerai, smagiai. Lėkėsi. Kaip dabar pirmą, antrą kvalifikaciją, trečia praėjo? Tai gerai, kas ten gavosi. Net pats nebeatsimenu, antroji tai pirmas, trečioji antras, o pirmoji kas ten buvo. Ar pirmas ar antras? Tai dabar su Justinu turbūt didžiausia kova tarp jūsų dviejų cyvių, kur vyksta. Jo, ten stipriai. Tai tiek, kad jisai startą padarė, tai gal aš nežinau, realiai. Okay. Kaip sezono paskutinės nakties darbai turbūt buvo daryti? Tai studentiškai, kaip visą laiką. Taip, jinai pasiruošė, techninių problemų šiandien nebuvo su mašina. Na, tai ten minimaliai rankinis, nelabai funkcionuoja, bet teks išmokti. Tai o šiandien važiuoti. Šiaip jau viskas gerai, kiek pernai tvarkom, tai va, susitvarkė lygiai tiek. Išdirbot? Tiek galai susitvarkė, tai plek. Gerai, labai gerai. Dabar viskas finalas laukia jūsų. Kiek laiko važiuosit dar? Neįsivaizduoju, bet atrasų turėtų lyginti, tai teks pasisėdėti. Iš kurios eilės startuosi finale? Tai iš pirmos, aišku, tik nežinau, kuri pozicija, bet greičiausiai, kad pirma. Neturiu. Gerai, labai gerai. Tai nieko, finale gerai suvažiuosi, viskas bus sėkmingai. Jums ten labai provežų nesusidarant važiuoja? Yra tų. Nežiūrėt. Nugi čia krosas, tai kaip jų nebus. O kaipgi džokeris tau dabar naujas? Gerai, viskas tvarkoj, geriau negu buvo, nes buvo, sakykime, nuo 2 sekundžių kaip ir pamažai, nes sekundė ar 2 buvo, dabar jau normaliai. Aš
aš asmeniškai tai už tos džokerius, kur gali būti 5-7 sekundės, man tas veža. Nu, įdomumą tokį Jo, jo. įneša, turi ir pasistrateguot. Jo. Aš netgi jokiaus, kad mūsų Kupiškio džokeris irgi labai geras, nes važiuodamas pagrindiniai trasoje kartais visiškai nesupranti, kurioje tu pozicijoje esi vien dėl džokerio. Nu, jo, čia jo. Tada turi gazuoti visą laiką, negali atsileisti. Negali atsipalaiduoti. Gerai, tai ką, tada susimatysim per apdovanojimus. Gerai, sėkmės Vytautai. Koks driveris Vytautas? Geras, Geras? geras driveris, nes kokia jam trasa bebūtų, niekada nebus pretenzijų. Visiems sąlygos vienodas, jo žodžiai. Va, man tas patinka. Pirmaujantis Vytautas. Geras driveris. Taip, 200 km. Vytautas Laužikas, pirmą vietą. Justinas Mikalauskas, antra vieta. Number 41, Martin Reimani. Ponios ir ponai, gerbėmėjai, bičiuliai, sportininkai, komandų nariai, atstovai, fanai ir visi kiti, kurie šiandien čia visą tą gražią dieną leido pas mus Kolumbijos trasoje. Įspūdingas lenktynės turėjom, su daug veiksmo, labai smagu buvo atidaryti sezoną, ar ne? Žiaurė, smagiai. Žiaurė, smagia. Kaip man patinka tas akcentas. Tai tark žodį trumpai Edvinai visai publikai. Nu ko, sveikinu susitiekus finišį ir prie podiumo, ko aš čia pasakys daugiau. Tai dabar ką tu gali padaryti, tai padėti teikti prizus turbūt, ar ne? Gerai, kelkimės iš karto, tik tiek ir tebegali organizatorius dienos gale. Pradėkime nuo 1.6 junior įskaitos ir mes čia turėjome 5 dalyvius ir visus 5 norim pasveikinti, ar ne? Norim padėkoti Matis Vagins. Thank you for giving for all the junior classes champagnes. So thank you very much. And yeah, I guess they are somewhere, and we will ask him to come on a podium. So thank you for Matis Vagins family for a champagne. Taigi ne visur Lietuvoje gausi tą šampaną tokią. Ok, gerai, keliaukime prie 5 vietos. 5 vieta, 1.6 junior klasėje, mes norime pasveikinti Adrianą Breiterytę. Ir Adrianai atminimo medalis, tikrai nelengvas varžybos. Ar jūs matėt, kaip atrodo jos koštas po kažkurios kvalifikacijos, ten persuktas visas kreivas, bet vis tiek mergaitė iki galo važiavo ir turi ant kaklo medalį. 4 vieta, the 4th place, Lauris Upenieks, Latvija. Kažkur turim, Lauri. Lauris, come here, take your medal, take your trophy. Nebus? Nebus. Na gerai, komanda perims. Na ką, keliaukime prie prizininkų trejeto. Ir čia turime 3 vietos laimėtoją. The 3rd place, Matis Vaizdytis, Latvija.
Antroji pozicija, numeris 531, Domantas Stapulionis. Ir pirmojo etapo nugalėtojų klasėje 1-6 junior tampa Erikas Brazdžionis. Taigi sveikinimai dar sykį visiems 1-6 junior įskaitos dalyviams. Adriana Breiterytė, Lauris Ubenieks, Matis Vaiksnetis, Domantas Stapulionis ir Erikas Brazdžionis. Ir jaunimėlis iš šampano atidarys. Dviese liko drąsiausiam podiumo. Ačiū jaunimas, dėkui. Ir keliaukime į įskaitą Junior Extreme Buggy. Kaip suprantu, nuo trečiosios vietos pradedam apdovanojimus Junior Extreme Buggy. Ir klasėje Junior Extreme Buggy trečią vietą iškovoja Kristupas Pilipavičius. Ant antrosios vietos laiptelio kviečiame Ąžuolą Dungveckį. Na ir šiandien nepralenkiamas buvo Agnius Pilipavičius. Taigi dar sykį plojimai. Kristupas Pilipavičius, Ąžuolas Dungveckis ir Agnius Pilipavičius. Ir šampano purslai čia, švenčiant pergalę trijų jaunųjų lenktynininkų pirmame etape. Ir mergaitė priimkit kartu. Lip. Kaja, lip, pas brolį. Lip. Nebenori, apsigalvoja. Kelkimės į Buggy Cup kategoriją. Ir trečioji vieta Buggy Cup kategorijoje po sugrįžimo į trasas parėjęs ir trečią vietą iškovojęs Egidijus Častėlis. Į kitą podiumo pusę greta Egidijaus Čestelio kviečiame Kostą Štrimaitį. Egidijus jau pasiilgęs tų laikų, kai šampanų gali kostiumą sušlapinta, ne? Dar nešlapinkit, pasitikime patį greičiausią. Šiandien Nojus Galvasas, nugalėtojas Buggy Cup. Taigi dar kartą aplodismentai, 3 greičiausi Buggy Cup dalyviai.
Egidijus Česnelis, Kostas Štrivaitis ir Nojus Galvosas. Na dabar ta akimirka, kurios visi laukia. Na ką kelkimės į kitą kategoriją. 1-6 įskaita ir čia po tikrai atkaklios kovos. 3 vietą iškovoja Mindaugas Juškauskas. Na ir šiandien čia pakankamai intensyvi diena. Antrosios vietos taurė klasėje 1-6 pažymė Antanas Liubinas. Na ir čia pati didžiausia taurė paruošta nugalėtojui. 1-6 įskaitoje šiandien triumfuoja Marius Bakūnas. Na ir dar kartą paplokime Mindaugas Juškauskas, Antanas Liubinas ir Marius Bakūnas. Nuotrauka atsiminimui ir tada jau lauksim atidaryti šampanų. Antanai! Jūsų pasirinkimas visada yra gerai parnešti šampaną damoms. Vaikai geriau plašo. Tai ką, važiuojam toliau. Važiuojam taip, kaip važiavom ir važiavom iki 2 litrų klasės atvažiavom, turėjom 12 dalyvių ir čia 3 vietą iškovoja Rokas Vaitiekūnas. Po tikrai atkaklios kovos Rokas Vaitiekūnas sugebėjo pralysti į top 3. Na ir finale labai intensyvi kova vyko tarp 2 dalyvių ir šį kartą 2 vietą iškovoja Nerijus Baikauskas. Bet viskas sprendėsi realiai paskutiniam posūkiu. Ir gausiausiais aplodismentais sutikime klasės 2000 nugalėtojas Ričardas Ričkelė Ričiukas Jakimavičius. Taigi dar sykį gausų plojimai Rokas Vaitiekūnas, Nerijus Baikauskas ir Ričardas Jakimavičius. O visi pas Ričką. Bendrai nuotraukai kartu. O ką su šampanu darom? Taupot? Na gerai, taupykit. Ačiū Jums. Va, teisingai. Parašyt, kad kažkas projektas studentams medalę, ne? Nes šampanas buvo ne pagal paskirtį panaudotas. Gerai, keliamės į 3 litrai RVD įskaitą, kuri buvo gražu, buvo daug veiksmo. Buvo 9 dalyviai ir čia 3 vietą iškovoja Arūnas Narmontas. Kaip galima ištrykto, žinot, ar ne? Ištrykto jau treneris norės paklauso, ar ką man pelą, ne? Arba iš termikas galima važiuoti. Kviečiame antrosios vietos taurę atsiimti Martyną Vaškį.
kad visus BMW pilotus į pavėsį padėjo vyrukas vairavęs Lada. Kviečiame čia, first place, Raitis Gusas, winner! Taigi nuotraukos atsiminimui, dar sykį aplodismentai. Arūnas Narmontas, Martynas Vaškys ir Raitis Gusas. Šampano, bus šampano, matau, kad bus. Matau, Rūterį atidarkėjo šampano. Bravo, puikiai. Na ką, keliaukime į kitą įskaitą. Ir tai yra klasė 2000 Super. Ir čia trečią vietą iškovoja. Third place in class 2000 Super. Martin Freimanis! Ant podiumo kviečiame antrosios vietos laimėtoją ir šiandien jo tampa Justinas Michalauskas. Per šių metų Lietuvos autokroso pirmenybių sezoną pergalę pradeda Vytautas Laužikas. Savo taškų greitį surinkdamas maksimalią taškų sumą. Ir išsilėsdamas išplūdęs pirmąją vietą. Taigi dar sykį plojimai. Martin Freimanis, Justinas Michalauskas ir Vytautas Laužikas. Sveikinimai, puikus pasirodymas, gražios lenktynės. Ir keliaukime į Folk Race RVD galinę šinį varomų automobilių kategoriją. Čia dar štai latviškos tradicijos, vanduo už kaklo. Žiūrėkit, kad bus visą 5 tonį. Haha, bravo! Kur ten tiek telpa? Oi, tai mūsų prinoriai latviukai. Gerai, keliaukime į Folk Race RVD klasę. Ir čia trečiąją vietą iškovoja 303 numeris Simas Martinkos. Savo prizų kolekciją antrosios vietos trofėjų parsiveš Valentinas Briedis. Plojimai. Na ką, tai lieka pakviesti pirmosios vietos nugalėtoją čia ir juo Folk Race RVD įskaitoje tampa Martynas Vaškys. Taigi aplodismentai dar kartą Simas Martinkus, Valentinas Briedis ir Martynas Vaškys. Savo prizų nepamirškit ir būtų svarbu. Papildomi prizai. Grįžkit pasirinkti. Pakeliui dar pasilaiskite. Gerai, keliaukime toliau prie įskaitos Folk Race 1.6.
Ir čia tikrai gausi dalyvių grupė, 10 sportininkų ir 3 vieta po atkaklios kovos. Aurelijus Pudžiuvelis remontavo, tvarkė, darė, padarė ir atvažiavo, susirinko 3 vietą. Ant antrosios vietos laiptelio kviečiame numerį 177 Edgaras Ačas. Va ir šiandien, be jokių kompromisų, pats greičiausias, Folgrais 1-6. Įskaitoje buvo Antanas Kvekšas. Taigi dar kartą plojimai, Aurelijus Pudžiuvelis, Edgaras Ačas ir Antanas Kvekšas. Na ir keliaudami į kategoriją, kuri, jeigu nesuklysiu, buvo gausiausia, mes turėjom Folgrais 2016 dalyvių. Ir čia 3 vietą iškovoja Viktoras Budrys. Ten, jeigu pamenu, tik per centimetrą, ne, ten labai jau buvo arti. Kova iki galo. Kėbulas į kėbulą, centimetras į centimetrą. Ant antrosios vietos laitelę kviečiame Ernestą Jonauskį. Na ir Folgrais 2000 įskaitos nugalėtojų šiandien tampa Andrius Gudonis. Taigi dar kartą plojimai. 3 vieta Viktoras Budrys, 2 Ernestas Jonauskis ir nugalėtojas Andrius Gudonis. Šampano. Bravo, puikus sezonas darbas, puikiai pradžia, puikiai proga išprausti vienas kitą šampanu. Taigi liko mums dar 2 komplektai taurių ir tai yra Folgrais AVD įskaita. Na čia visą dieną buvo veiksmo, bet automobilių sparčiai mažėjo ir galų gale liko 3. Bet išlieka stipriausia. Ir iki 3 vietos išliko Mindaugas Murauskas, Subaru Impreza. Čia dėl pirmosios vietos kovojo 2 Audi, tiesa atotrūkis tarp jų buvo gana nemažas. Tai sfotinkite, jeigu norite išpalaukti. Gerai, keliaukime prie antrosios vietos. The second place, Reinis Strelniek, Saulė 6. Bet šiandien buvo viena Audi, kur nunešė viską. Lyderiavo nuo pradžios iki galo Karolis Motusas, Audi A4. Jis buvo 6 kartų būtų. Super. A4 B6 skamba gražiai, važiuoja gerai. Taigi dar sėki plojimai. Mindaugas Murauskas, Reinis Strelnieks ir Karolis Motusas. Šampano, vyrukai, šampano. Ne, Karolis buvo numetas. Nu gerai, Reinis ir Mindaugas laisvės vienas kitą.
Tai kągi, mano rankose yra paskutinis protokolas rezultatų ir paskutinis taurių komplektas padėtas ant stalo. Keliaukime į komandinę įskaitą ir komandinėje įskaitoje mes turėjome registruotą netgi 10 ekipų. Ir čia su 64 taškais trečią vietą iškovoja Ekrosas. Kviečiame visą gausią delegaciją, visą komandą. Dirbo vardan komandinių taškų ir uždirbo į tiek, kad trečiai vietai patako. Oi, kiek šampano, čia dar tiek nebuvę. Gerai, keliaujame prie antrosios vietos ir 2 taškais daugiau už Ekrosą surinko Biržų ASK. Na ir 76 taškus surinko, 10 taškų antrąją vietą pranoko ir nugalėtojais tampa Kupiškio Automoto Sportas! Daug šampano iš organizatorių, bendro nuotrauką atsiminimui. Taigi, trečia vieta Ekrosas, antra vieta Biržų ASK ir nugalėtojai Kupiškio Automoto Sportas. Ačiū dalyviam, ačiū žiūrovams, ačiū planam, ačiū visiems.